Viena iš gimtosios nuodėmės bausmių yra būtent ši. Moteris dažnai tampa pavaldžia vyrui, kuris neatlieka savo pareigos. Tai yra tragedija. Turi vyrą, kuriam turėtum būti paklusni. Tačiau dėl nuodėmės tas vyras tampa alkoholiku, smurtiniu ir neatsakingu. Ir tada kyla klausimas, ar turi tam paklusti? Ne. Akivaizdžiai ne. Paklusnumas niekada nebuvo skirtas paklusnumui smurtui, nuodėmei ar netvarkai. Moteris yra pašaukta paklusti funkcionaliam vyrui. Vyrui, kuris teisingai vykdo savo misiją. Ir štai drama, lydinti moterį nuo pat žmonijos pradžios. Grįžkime prie pradžios knygos. Dievas tarė Adomui: matai šį medį, iš jo tau nevalia valgyti. Tai nuodai, jei valgysi, mirsi. Adomas atsakė: taip, viešpatie. Tada, matydamas, kad Adomas buvo vienas, Dievas užleido jam gilų miegą. Ir iš jo šono sukūrė moterį Ievą. Atsibudęs Adomas paaiškino Ievai: iš šio medžio mes negalime valgyti. Ir Ieva pakluso. Ji nevalgė, kol pasirodė gyvatė. O ko norėjo gyvatė? Ji norėjo, kad Ieva nepaklustų Adomui. Kad per nepaklusnumą Adomas nepaklustų Dievui, nes įsakymas nevalgyti nuo to medžio buvo duotas tiesiogiai Adomui, o ne Ievai. Ieva pakluso Dievui per Adomą. Ir nuo gimtosios nuodėmės tai tapo būdinga moters pagunda. Nepaklusnumas, kaip ir būdinga vyro pagunda, yra kita. Piknaudžiavimas valdžia, todėl vyras buvo pašauktas nevaldyti moterį, bet jai tarnauti. Kai jis to nepadaro, viskas tampa netvarkinga.